Europrotai tai įdomus, linksmas ir turiningas būdas praleisti laisvalaikį. Tai komandinis žaidimas paremtas protų kovų viktorinų pavyzdžių, kurios vakarais suburia daugybę žmonių, norinčių pabendrauti, sužinoti, parodyti savo žinias. Žaidime dalyvių amžius nėra ribojamas, todėl Europroto kovose gali dalyvauti tiek jauni, tiek pagyvenę ir dar vyresni žmonės. Svarbu, kad būtų noro. Kovo 14 dieną net 62 Lietuvos miestuose, tarp jų ir mūsų Kelmėje, startavo pavasarinio Europrotų sezono pirmasis turnyras, kurį organizavo Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka ir savanoris iš Kelmės jaunimo centro Arminas Butkus. Fragmento kavinėje įvykusioje Europroto kovoje jėgas išbandė net 5 kelmiškių komandos. Joms netrūko ir susikaupimo, ir smagių akimirkų, ir džiaugsmų šūksnių bei plojimų, ir nusivylimų atodusių. Šįkart komandos turėjo atsakyti į klausimus politikos, sporto, muzikos ir kitomis temomis. Pirmojo turnyro nugalėtoja tapo komanda Jamam, kuri savo žiniomis ir paėmė kitas komandas. Antrieji buvo liberal-centristai, kurių gretose buvo ir rajono mero pavaduotojas Kęstutis Bilius. Beje, žaidime dalyvavo ir 2 rajono tarybos nariai, o komandai nugalėtojai atiteko žaidimo organizatorių prizai USB atmintukai. Europrotų žaidimą Lietuvoje organizuoja Europe Direct, informacijos centrai, jaunimo Europos komanda, viešosios bibliotekos ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.